Strasbūras yra oficiali Europos parlamento buveinė. Vis dėlto jo komitetų posėdžiai ir dalis plenarinių sesijų vyksta Briuselyje, o generalinio sekretoriato dalis įsikūrusi Liuksemburge. Įsigalėjus Lisabonos sutarčiai, Europos parlamentas įgijo daugiau galių. Pernai parlamento nariai balsavo 100 kartų dėl įvairių teisėkūros klausimų, kurie svarbus mums visiems – piliečiams, darbuotojams ir vartotojams. Įsigalėjus Lisabonos sutarčiai, ES piliečiai jaučiasi tvirčiau. Pagrindinių teisių chartija tapo privaloma visoms ES institucijoms, kurios įpareigotos atsižvelgti į pilietinės, politinės, ekonominės ir socialinės piliečių teisės. Paskutiniai Europos parlamento rinkimai vyko 2009 birželį. Šiuo metu parlamentą sudaro 736 nariai. Jie atstovauja maždaug 100 nacionalinių politinių partijų. Europarlamentarai susibūrė į 7 frakcijas. Lisabonos sutartis suteikė parlamentui daugiau teisėkūros galių. Maždaug 50 naujų sričių parlamentas įgijo tokias pat sprendimo galias kaip ir ministrų taryba. Tarp tokių sričių yra žemės ūkis, energetinis saugumas, imigracija, teisingumas ir vidaus reikalai, sveikata ir struktūriniai fondai. Parlamentas taip pat tapo svarbesnis ES institucijų veikloje. Nuo šiol jis renka Europos komisijos pirmininką, taip pat tvirtina ES vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams. Be to, parlamentas kartu su taryba tvirtina ES metinį biudžetą. Nuo 1979 metų Europos parlamentas renkamas tiesiogiai. Ši kadencija 7. Dabartinis Europos parlamento pirmininkas Jerzy Buzek išrinktas 2009 metų birželį. Jis yra Lenkijos pilietis ir priklauso Europos liaudės partijos frakcijai. Pirmininkas vadovauja visai parlamento ir jo sudėtinių dalių veiklai, veda plenarinės sesijas ir atstovauja parlamentui užsienio reikaluose. Europos parlamentas dažnai priima įvairių šalių prezidentus, ministrus pirmininkus ir kitus svarbius asmenis. Santykiai su tarptautinė bendruomenė parlamentui yra ypač svarbus. Todėl jis skiria daug dėmesio tam, kad ES atliktų dar svarbesnį vaidmenį pasaulyje. Europos parlamento nariai dirba frakcijomis, suskirstomis pagal politinės pažiūras. Frakcijos veikia kaip europinio lygmens politinės partijos. Jos kuria sąjungas ir derasi dėl kompromisų. Kaip ir kiekvienos šalies parlamento nariai, europarlamentarai posėdžiauja komitetuose. Čia rengiami teisės aktai, dėl kurių vėliau balsuojama plenarinėje sesijoje. Kiekvienas pilietis gali tiesiogiai stebėti šios posėdžius internetu. Parlamento nariai susirenka į plenarinę sesiją Strasbūre arba Briuselyje. Jose vyksta svarbiausios diskusijos. Parlamentas balsuoja dėl teisės aktų projektų ir priima politinės deklaracijas. Šiuo metu parlamente vartojamos 23 oficialios kalbos. Teisė reikšti savo nuomonę, kalbėti ir skaityti gimtąją kalbą yra svarbus parlamento demokratinio teisėtumo aspektas. Išsiplėtusioje Europos Sąjungoje būtina gerbti kalbinės teisės, nes jos yra valstybių narių lygybės simbolis. Didelė dalis valstybėse galiojančių įstatymų priimami ES lygmeniu. Dauguma Europos parlamento sprendimų tiesiogiai susiję su mūsų kasdieniu gyvenimu. Vienas pavyzdys – sprendimas dėl mobiliojo telefono ryšio įkainių užsienyje. Europos parlamentui nutarus, daugiau kaip 140 milijonų europiečių užsienyje besinaudojančių mobiliaisiais telefonais už tai moka mažiau. Europos parlamentas gina piliečių teisės, plėtojant ES ir Jungtinių Amerikos valstijų santykius. Iš pradžių parlamentas nepritarė susitarimui dėl bankų klientų duomenų perdavimo. Taip pat pareikalavo geriau apsaugoti perduodamus lėktuvų keleivių duomenis. Vienas pagrindinių ES iššūkių – leisti efektyviai veikti rinkai, o kartu užtikrinti socialinės garantijas ir gyvenimo kokybę. Rengiant paslaugų direktyvą, leidžiančią paslaugų teikėjams dirbti visoje ES, parlamentas siekė suderinti šios aspektus. Europarlamentarai veikia ir už ES ribų.
Rinkimų stebėjimo misijos bei Sacharovo premijos už minties laisvę teikimas rodo parlamento įsipareigojimą ginti žmogaus teisės ir skatinti demokratinės vertybės visame pasaulyje. Pasaulio ekonomikai patyrus nuosmukį, ES parengė nemažai priemonių, dėl kurių turi balsuoti Europos parlamentas. Pavyzdžiui, parlamentas patvirtino finansų rinkos priežiūros teisės aktų rinkinį, kuris leis ES tiesiogiai kontroliuoti kai kurias įtakingas finansų institucijas. Parlamentas taip pat priėmė aiškią poziciją dėl alternatyvių investicinių fondų valdymo, siekdamas didesnio rinkos skaidrumo ir mažesnės grėsmės ES ekonomikai. Kad ES atremtų ateities iššūkius, piliečiai ir politikai turi ieškoti sprendimų kartu. Europos parlamento dėka, kiekvienas iš mūsų turime reikšmingą galimybę dalyvauti sprendžiant ES reikalus.